Labą dieną, gerbiami Lietuvos žmonės. Šiandieną aš papasakosiu visą nusikalstamą veiką Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko ir dviejų vyriškių. Vienas policininkas Albinas Misevičius, antras prokuroras Simonas Minkevičius. Iškėlė man bylą, kad aš esu melagė. Aš to niekada nepripažįstu ir dabar šiandieną, turėdama progą, visą šitą reikalą atskleisiu galutinai savo darbo vietoje ir parodysiu ir pasakysiu, ko užsiiminėjo Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, slėpdamas kartu su savo bendrininkais visą nusikalstamą veiką. Svarbiausia tai, kad reiškia 5 metus aš mokėjau už orą, nėra įregistruota nuotekų, lietaus nuotekų ir galimai Europos pinigai buvo panaudoti ne pagal paskirtį. Kadangi buvo paliesta Europos pinigai, reiškia, o niekas netiria, niekas nekontroliuoja, nes visi savi, svetima esu aš viena, dabar mes eisime į lauką ir aš parodysiu, kokiais būdais buvo 15 metų žlugdomas mano verslas. Ir dabar eisim į teritoriją, parodysiu vienu žodžiu viską smulkiai, atvirai, su faktais, su įrodymais, ko užsiiminėjo nusikalstamos veikos specialistai. Yra plokštė, kuri buvo užkišta mano kanalizacija, kad reiškia iš mano aikštelės ir iš mano reiškia vamzdyno neišeitų vanduo ir kad aš 15 metų braidyčiau po reiškia vandenį žiemos metu, rudenį ir pavasarį. Tai vot, šita plokštė ir šitas akmuo buvo apvyniotas reiškia tokiais skudurais. Tie skudurai buvo apvynioti, reiškia, nepūvančią, tokią arekišką špagatą. Ir aš, kaip sakant, gerų žmonių pagalba, man pasakė, kad reiškia, direktorė, einam, mes jums parodysim, kur, kokioj vietoj buvo užkišta kanalizacija. O dabar einam, aš parodysiu, kad reiškia, yra šulinys, reiškia, kadangi man vanduo neišeina iš to vamzdyno, aš tada nusipirkau šitą surblį, elektrinį surblį, ir tuo elektriniu surbliu, reiškia, aš traukiu vandenį iš aikštelės. Tai 100 eurų sumoku už, kaip sakant, už tą elektrą. Ot, čia yra mano šulinys. Čia yra mano šulinys, ot, įleistas yra vamzdis. Tas vamzdis, reiškia, traukia vandenį ir vienu žodžiu tą šlangą, reiškia, į tą per tvorą ir eina tas vanduo tiesiai, va tenai, va, kaip sakant, į teritoriją paviršinį. Bet matote, kadangi yra, žinoma visiems, niekas neteina ir niekas man jokio protokolo ir aktų nesustato, todėl, kad, kaip sakant, nuslėpti visą šitą reikalą. Dabar žiūrėkit. Kada būna potviniai, matot, kaip visas vamzdynas yra suskilinėjęs. Ot, kaip suskilinėja. Visas vamzdynas yra suskilinėjęs. Ot, kad reiškia, kaip pasakyti, kad reiškia, jie nieko nenori, nei girdėti, nei matyti, nei žinot nieko. Dabar einam prie kito šulinio. Čia yra kitas šulinys, va. Kitas yra šulinys. Va, šulinys yra. Va. Ir vienu žodžiu, kaip sakant, iš to šulinio, kada prieina vanduo, eina, reiškia, į aną šulinį eina, iš ano šulinio eina į tuos, kur yra ten pastatyti mūriniai garažai. Mūriniai garažai yra prokurorų,
galbūt teisėjų, savivaldybės, vat, mūriniai garažai, su užlaužta kanalizacija. Vat. Ir vienu žodžiu, kaip sakant, o už šitų krūmų, tai vat, yra padaryti įvažiavimai kotedžams statyti. Dabar einam toliau. Vienu žodžiu, kaip sakant, kada prasideda potvynis, aš užsidedu guminius batus ir aš turiu prieiti prie savo, kaip sakant, gyvūnų, šuniukų. Ir kada išplauna potvynis, vat, yra vat tokios, suprantat, vat, tokios duobės išplautos dumblo, suprantat. Ir vat aš vargstu nuo 2008 metų. Visas šitos, vat, kaip sakant, tos potvynių ir visas šitos, vat, kaip sakant. Dabar einam parodyti, kad reiškia nuo potvynių reiškia ir nuo visko. Visą krūvą reiškia, jau tie padonai jau reiškia, jau yra jie supuvę, baldai supuvę nuo tų potvynių. Va. Tai man nuo namelio iki čia ateiti, tai va matot va, šuniukai, jau kitos būdos net išleidusios nuo šito, kaip sakant, nuo tų visų potvinių. Ir nieko, iškėlė man bylą baudžiamą, kad aš esu melagė. Suprantat, va, kaip sakant. Tai kaip čia dabar reikia suprasti, ką tas prokuroras baigęs, ką tas kriminalinės policijos viršininkas Albinas Misevičius, ką jie yra baigę, kad jie mane skaito melagę. Tai kokia aš melagė? Dabar eisim, parodysiu, reiškia, kuriam šuliny buvo tos, kaip pasakyti, pasiėmus puodą su viena ranka, kad galėčiau pakelti, išsiėmiau visą tą šulinį, reiškia, vandens, ir aš paėmus aštrų kauptuką, parodysiu tą kauptuką, įkišau, reiškia, į savo vamzdį, ir aš ištraukiau tos akmenis ir tą plokštę, suprantat. Ir dabar eisim, parodysiu, reiškia, šitą tą šulinį, kur reiškia, ne mano teritorijai, bet už teritorijos reiškia, yra šulinys, parodysiu nelegalius garažus, mūrinius, vienu žodžiu, kaip sakant, ir tie mūriniai garažai yra užlaužta kanalizacija ir per tą kanalizaciją nepraeina mano vanduo. O toksai yra 11 milijonierių vandenų specialistas Aleksandrovas, jisai žurnalistų linijui prisipažino, kad gavo, reiškia, pasakė, kad jis nieko nerodys ir nerašys, bet kada buvo straipsnis parašytas, jisai supranta, jau žmogus daugiau nebedirbo tam eksprese, ir viską, paveiksmavo, kaip reiškia vyksta potviniai. Dabar parodysiu šitą, parodysiu. Iš šitą šulinį ištraukiau akmenis ir plokštę. Va, čia eina mano vamzdynas, reiškia, ir tas, reiškia, iš tos pusės, reiškia, buvo įkišta plokštė ir buvo įkištas tas akmuo, kad, reiškia, užkištų mano visą kanalizaciją. Dabar eisim, parodysiu, kur yra užlaužta kanalizacija. Va šitie mūriniai garažai, va šitas baltas mūrinis garažas, čia yra nelegalūs statiniai. Yra pažeistos instrukcijos. Instrukcijos yra pažeistos taip, kad nuo šito garažo iki tenai turi būti 20 metrų. Gali būti ten 25-20 metrų. Ir čia yra šulinys, čia yra, reiškia, tas praėjimas, yra užlaužta kanalizacija. Viskas. Ir va šitas visas vamzdis, reiškia, čia yra mano vamzdis, jis buvo užkištas. Va tokie dalykai. Dabar eisim toliau, parodysiu, reiškia, kad parodysiu, iš kokios pusės buvo mėtomi kokteiliai, buteliai į mano aikštelę.
va tokias va žmonės dirba, reiškia, garažuose, verslą savo, į va tokias va pelkes turi pernešti, todėl kad visas vanduo eina iš mano teritorijos, reiškia, visiems žmonėms kenkia ir nieks nieko nedaro. Parodysiu, iš tokios pusės buvo mėtomi buteliai Molotovo. Aikštelė reiškia 10 šunų, nuo tų visų potvinių, nuo tų visų stresų, 6 šuniukus gavau užkasti, o dabar parodysiu ties tą vietą, kaip reiškia buvo mėtomi. Baltas mane, va dabar parodysiu reiškia taip. Iš šito kampo, va, reiškia, mūrinio garažo, į mano aikštelę buvo mėtomi Molotovo kokteiliai, reiškia, visa aikštelė paskendo liepsnose, bet aš pati viską užgesinau, nes policija nevažiavo. Buvo taip, aikštelė sprogdinta, deginta, man išmušti dantys, 3 kartus, reiškia, aš buvau sudaužyta, 115 parų aš buvau nedarbinga, policija nieko neranda. Jūs įsivaizduojat, kokioj teisinėj valstybėje mes gyvenam. Tai kas, aš meluoju, ar tie du, Albinas Misevičius ir Simonas Minkevičius, kuo jie užsiminėja, kas jie tokie yra, suprantat, Taip, kad vienu žodžiu taip, o čia, už tų krūmų yra padaryti įvažiavimai, kotedžams statyti, bet jie visą šitą reikalą, reiškia, slepia, apgaudinėja, meluoja. Ir dabar taip, nusiunčiau, reiškia, slapta, nusiunčiau žmonės ir pasakė, jeigu, reiškia, savivaldybė gali ir kotedžus statyti, ir namus statyti, ir viską gali daryti, bet jeigu, reiškia, man reikėtų, arba tiem žmonėm, mum negalime. Tai matot, kokioj teisiniai valstybėje mes gyvenam. Aš daleiskim, pas mane buvo darbuotojų 10, dabar liko tik tai 4 darbuotojai, tai gali ir prezidentė, ir Seimas, ir vyriausybė žinoti, kad jeigu žmogus nori, jį reikia sutraiškyti, galvas nušriubuoti ir sužlugdyti visą verslą. Tai va, brangieji. Taip, kad vienu žodžiu, ačiū už dėmesį ir žinokite, kad jeigu Lietuvoje norėsite dirbti, būsite sunaikinti. Ačiū, viso gero.